Taigi iškeliavau iš Hamario. Hamaris lieka nugaroj. Mano tikslas Hilgoja. Ta sala. Dar jos labai nesimato, bet jinai tokia aukštesnė biškį už Hamario reljefą. Tai va čia Nasas, Hilgoja. O ten Hilgoja. Užėmė maždaug 1,5 valandos. 7 kilometrai pagal mane. Va, Hamaris kaip toli. Kažkai nesimato į Hamario. Tai va, šiais metais pirmą kartą, birželio 14 dieną, atplaukiau. Bangos pakilusios čia. Bet gerai, nėra audros, svarbiausia nėra lietaus. Tai va, plauksim dabar, va čia starteris to kanjono. Gražusis šlaitas toj prasidės, tai va jau pradėsiu filmuoti. Na, aišku, gražu, faina, bet biškai didokas bangos. Šiandien matosi frontai. Tai mano ekipiruotė paprasta. Elektrinis varikliukas Sigma. Saulės panelė. Inventorius. Ir valtis guminė oro pripučiama. Nu, visas kanjonas maždaug kiek jisai čia maždaug 300 metrų kažkur. Labai skulptūrinė, kaip jau praeitam video rodžiau. Dar biški ir saulės šiandien gauna uola. Matosi archipelaginis reljefas, tipiškas tokiom salom. Matosi lava sujungia daug akmenų, lavos menas. Nu va, čia dramblio koja, kaip vadinu. Nu ir faraono veidai, galvos viršui. Gan pavojinga šiandien filmuoti, baisoka, kad kamera neįkristų. Bangos nebūdingos šiai vietai tokios, paprastai ramu. Na, jau kažkiek. Tai bandysiu kopti šitą šlaitą. Iš viršaus biškį pafilmuosiu. Čia tikrai įspūdinga, vertinga čia plaukotis 1,5 valandos. Kažkai rizikinga biškis, tokia valtelė. Čia ežeras tai gilus. Gal šitose vietose gal 100 metrų, gal 200. Šiaip ten toliau biškį lyg Minesundo, 0,5 kilometro gilis. Nu, mane laimingai išmeta į krantą bangos. Nu, va.
specialiai Šilsaloj. Šlaitelis, gal 50 metrų. Nu, prisišvartuoju prie kranto, kad neneštų bangelės. Natūralus dekoras čia. Nu, stabilizavau savo valtelę. Ką tik užkopiau šlaitą, čia aukščiausia turbūt vieta. O, kaip atrodo valtelė, kažkur toli, gal 50 metrų, o gal 100? Nežinau. Skirtumas aukštai bet kuriuo atveju. O, tas ta Hamaris matosi. Vanagėlis čekina mane. Čekina savo. Nu čia kolonada, Dramblio koja, kaip vadinu. Šitą mini Grand Canyoną. Wow. Gan nemažas aukštas, bet jau mažiau negu ten, gal 100 metrų. Keičiasi oras, ateina turbūt lietus. Vis dar aukštai. Nu čia gražu, spūdinga, fantastika. Vanagėlis jau pradėjo čirkšti. Ilgoja už manęs, priekyje Hamaris. Ir dar siurprizas plaukia garlaivis Joviko. Čia sudėtinga pamatyti.